Ar galime kalbėti apie beasmeniškumo skalę? Jei beasmeniškumo kategoriją suvokiame kaip laipsniuojamą, galime kalbėti apie šios kategorijos centrą ir periferiją. Vadinasi, galime kalbėti apie prototipinius beasmenius sakinius ir neprototipinius beasmenius sakinius. Vadinasi, vieni sakiniai priklausys šios kategorijos centrui, o kiti šios kategorijos periferijai. Kaip tai gali būti, imkime konkrečius pavyzdžius. Pirmasis. Jam reikia tavo pagalbos. Šis sakinys yra prototipinis beasmenis sakinys, nes jame nėra veiksnio, o veiksmažodis reikėti yra neasmenuojamas. Imkime kitą pavyzdį. Sniegas sninga. Šis sakinys jau yra netoks beasmenis ta prasme, kad jame yra atverta pozicija veiksniui, tai yra sniegas. Vis dėlto pats veiksmažodis snigti yra neasmenuojamas, vadinasi ir sakinys bus laikomas beasmeniu. Kitas sakinys galėtų būti šunys loja. Šis sakinys jau yra tarpinis pereinamasis ir jau galėtų būti laikomas asmeniniu, nes veiksmažodis loti jau gali turėti daugiau nei vieną reikšmę, tai yra tiesioginė ir perkeltinė reikšmių. Kai šis veiksmažodis yra vartojamas tiesioginė reikšmė, jis atveria poziciją tik tai daiktavardžiui šunys ir yra neasmenuojamas. Bet vartojamas perkeltinėmis reikšmėmis, šis veiksmažodis jau gali būti asmenuojamas. Pavyzdžiui, aš loju, tu loji ir jis ji loja. Taigi, šis sakinys jau būtų labiau asmeninis. Na ir paskutinis sakinys galėtų būti važiuojant kratė. Asmeninis sakinys, nes jo pagrindą sudaro veiksmažodis kratyti, asmenuojamasis veiksmažodis. Aš kratau, tu kratai, jis ji krato. Vis dėlto šioje situacijoje, važiuojant kratė, veikėją išreikšti yra nebūtina, semantiškai jis yra neapibrėžtas. Štai kodėl šis veiksmažodis yra pavartotas beasmeniškai, bet pats sakinys asmeninis.